Tai smagu laukia per lietų tralelę, musė bėga, bitė bėga su pele. Mes lietaus visai nebijom, ne, ne, ne. Nuo lietaus mes turim skėti tralelę. Ropi, ropi, ropinėjam, musą kraipai, kraipinėjam, čiuži, čiuži, čiužinėjam, tarp žolių, žolių. Uosti, uosti, uostinėjam, čiūdai, čiūdai, čiūdinėjam, ropi, ropi, ropinėjam, pamažu. Kai lašai nustojo, krita tralelė, musė grįžo, bitė grįžo su pele. Mes negrįžom, neišėjom, ne, ne, ne. Žalią skėtį pasidėjom po egle. Ropi, ropi, ropinėjam, musą kraipai, kraipinėjam, čiuži, čiuži, čiužinėjam, tarp žolių, žolių. Uosti, uosti, uostinėjam, čiūdai, čiūdai, čiūdinėjam, ropi, ropi, ropinėjam, pamažu. Ropi, ropi, ropinėjam, musą kraipai, kraipinėjam, čiuži, čiuži, čiužinėjam, tarp žolių, žolių. Uosti, uosti, uostinėjam, čiūdim, čiūdim, čiūdinėjam, ropi, ropi, ropinėjam, pamažėlę. Ropi, ropi, ropinėjam, musą kraipai, kraipinėjam, čiuži, čiuži, čiužinėjam, tarp žolių, žolių. Uosti, uosti, uostinėjam, čiūdai, čiūdai, čiūdinėjam, ropi, ropi, ropinėjam, pamažu. Kai lašai nustojo, krita tralelė, musė grįžo, bitė grįžo su pele. Mes negrįžom, neišėjom, ne, ne, ne. Žalią skėtį pasidėjom po egle. Ropi, ropi, ropinėjam, musą kraipai, kraipinėjam, čiuži, čiuži, čiužinėjam, tarp žolių, žolių. Aš dirbau Utenos apskrities vyriausiame policijos komisariate ir einu viešosios tvarkos skyriaus, prevencijos poskyrio, nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės vyresnio specialisto pareigas. Esu Rimvydas Eigėtis. Kodėl jūs pasirinkote policininko profesiją? Policininko profesiją pasirinkau dėl to, kad dar būdamas mažas, dar mokykloje mane domino tiek policininko profesija, tiek ir kitų teisėsaugos įstaigų darbas, būtent tiek ir gaisrininkų, tiek ir kariuomenės. Ir jau nuo pat mažumės svajojau, kad užaugęs būsiu vienu iš tokių garbingų žmonių. Tai norėjau būti arba policininkas, arba ugniagesys, arba karys. Koks turi būti policininkas? Dabartinis policininkas turi būti mandagus, išsilavinęs, būtent rodyti pavyzdį kitiems savo elgesiu, kad nebūtų būtent kažkokio tai blogo elgesio jo elgesyje, jo veiksmuose, kelti būtent visų pareigūnų, policijos pareigūnų, būtent prestižą, kad visi galėtų tiek ir paprasti žmonės lygiuotis į policininką ir žiūrėti kaip į pavyzdį. Kam naudojame tarnybinius šunis, ar jau turite? Šiuo metu tarnybinių šunų Utenoje turime vieną, jis yra dar nedidelis, kažkur tai apie pusę metų amžiaus ir iš esmės pagrindinė funkcija tarnybinių šunų būtent yra ieškoti žmonių, arba gyvų, arba negyvų. Taip pat gali būti ieškomos narkotinės medžiagos, arba kiti, tarkim, arba pavojingi daiktai, arba, tarkim, kiti draudžiami turėti naudoti daiktai. Kaip gaudote nusikaltėlius? Fiziškai tai būtent tokiu pat būdu, kaip ir, tarkim, turbūt ir jūs, ir kiti vaikai tobulinate savo įgūdžius, tai bėgiodami, turbūt pats paprasčiausias būdas, o kitas būdas tai yra atitinkamai
visokių ir viešų, ir slaptų priemonių. Ar buvote sužeisti? Aš, tiek ir mano pažįstami pareigūnai, policijos pareigūnai, su kuriais dirbu, tai nebuvo turbūt sužeisti, kiek atsimenu, bet iš esmės tokių atvejų pasitaiko, kada sužalojami ir būtent policijos pareigūnai. Policininkai buvo sulaužyta ranka ir, tarkim, kartais pasitaiko tokių mažesnių sužeidimų, kaip, tarkim, sukeltas skausmas arba panašūs dalykai, tarkim, smūgiuoja kažkur tai, ar tai į veidą, ar tai į petį būtent. Kiek automobilių turite policijoje? Vėlgi, tarkim, tas automobilių skaičius Utenos policijoje šiuo metu skiriasi. Tai vienais būna, kai situacija leidžia jų turėti daugiau, tai tas skaičius būna didesnis, kai šiek tiek finansinė ar piniginė situacija būna prastesnė, tai tada jų būna mažiau, bet vidutiniškai kažkur tai galbūt apie 30-50, o taip jų yra. Tik tai vėlgi kitas dalykas, kas dar yra, kad, tarkim, šiuo atveju pagal šiuo metu galiojančias kelių eismo taisyklės yra tokia numatyta išlyga, galima būtų pavadinti, kuri būtent suteikia teisę kiekvienam, kaip minėjau, policijos pareigūnai, jeigu yra poreikis pasinaudoti bet kurią būtent važiuojančią transporto priemonę. Tai bet kurią transporto priemonę, ar tai automobilį, ar tai motociklą, policininkas gali susistabdyti ir paprašyti, kad jį nuvežtų, arba tą policininką nuvežtų, arba, tarkim, sužeistą žmogų nuvežtų į ligoninę, arba kitokių skubių atvejų. Turbūt visi policininkai, galima būtų pasakyti, kad turi tokią teisę ir gali pasinaudoti bet kurią važiuojančią mašiną arba motociklų arba kitą transporto priemonę. Esant reikalui, jeigu žmogus paprašo, turėtų parodyti savo tarnybinį pažymėjimą ir atitinkamai gali būti taip, kad, tarkim, turi arba ant tų drabužių, arba ant kitų drabužių yra specialus tarnybinis ženklelis. Tai tas ženklelis yra su specialiu numeriu ir būtent yra skirtas tik tai tam policijos pareigūnui. Tai iš esmės vieną, arba tarkim kelis iš tų dalykų, jeigu jis turi, tai turėtų bent jau tai atsispindėti. Ačiū. Dėkojame už įdomų pasakojimą. Ačiū. Ištvermės ir Gal dar su ko geriausia. Taip. kuo mažiau nusikaltėlių. Ačiū labai. Ačiū labai. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 Tai mano vardas yra Linas, aš dirbu radio stotyje IR. Ar girdėjot kada nors tokio? Taip. Tikrai? Ne. Va, kažkas sako, kad ne. Iš tikrųjų, Lietuvoje radijų yra labai daug ir mes esame vieninteliai Utenos regione. Ir jeigu kažką tai nori daugiau sužinoti apie Utenos kraštą, tai būtinai klausykit radio stoties IR. Tai vat, čia yra ta patalpa, kuri vadinasi Didžioji studija. Pavadinkim taip, arba tiesiog studija, kur vyksta visos tiesioginės transliacijos nuo pačio ankstyvo ryto, kur vyksta spaudos apžvalga, laikraščiai yra apžvelgiami, skaitomos naujienų, žinios, vat, jeigu klausotės įvairiausių pokalbiai, žaidimai, viskas vyksta iš čia. Čia yra pagrindinė vieta, kur yra valdomas garsas, kur matoma, tarkim, internetas, programos kažkokios tai specialios, tarkim, kur susijungi su pašnekovu, tai vat, viską čia šitos ekranuose matai. Būtent šitame ekrane yra tam tikra radio programa. Aš galiu jums taip jau atsukti. Ir čia yra tokie du virtualūs grotuvai, kuriuose dedama muzika, dedama reklama, įvairiausi skirtukai ir
tai būtent įsitransliuoja į eterį tai, ką jau girdit jūs per radijo imtuvą. Jeigu mes, tarkim, dabar sugalvotumėm išeiti į eterį, tai tada tiesiog įsispaudžia čia mygtukai, čia yra mikšerinis pultas, kuriame yra valdoma, tarkim, vienas ar kitas mikrofonas, telefonas arba kažkokie kitokie papildomi audio efektai. Ir kai mes išeinam į eterį, dažniausia, jeigu dabar mes girdim muziką, tiesiog kaip fonas žinai, kas yra eteryje, jeigu mes tik išeinam į eterį, ta muzika prigesta ir užsidega va čia lempa. Vadinasi, mes esame eterį. Kodėl jūs pasirinkote šį darbą? Šitą darbą kodėl pasirinkau? Todėl, kad aš kai buvau dar, toks truputėlį jaunesnis, gal vyresnis nei tu, bet kokių 15 metų man labai patiko vesti įvairiausias diskotekas ir visą laiką galvojau apie radijo vedimą, nes man labai patiko bendrauti su žmonėm, leisti muziką ir tiesiog kai kuriasi jau Utenoj radijos, tai tada aš jau turėjau tam tikros šiokios nedidelės patirties ir tada Utenoj irgi pradėjau kurti radiją. Ir esu vienas iš tų žmonių, kurie ją įkūrė. Kada prasideda ir baigėsi jūsų darbo diena? Oho, darbo diena prasideda daugmaž nuo 5 valandos ryto. Ir tarkim, jeigu jau 5 valandą ryto, tai tarkim, ateini čionai, toksai visas apsimegojęs, susivėlęs. Mėgsti taip pat atsikelti toks susivėlęs visas, ane? Taip. Na tai ateini ir tada pradedi ruošti žiniom, pasižiūri internetinius portalus, įvairiausius laiškus patikrini, kas naujo įvyko tada, kai miegojai, pasiraši tokias žinias, atsineši šūsnį šviežių laikraščių iš pašto dėžutės ir tada prasideda ryto programa. Jinai vadinasi pirma kava, prasideda nuo 6 valandos ryto ir tada jau 7 valandą būna spaudos apžvalga. Tiesiog sveikinėsi su žmonėm, jeigu yra kažkokių tai laiškų ir, tarkim, ryte norit jūs pasveikinti draugą savo nustebinti ir tai klasioką, tam parašot laišką elektroninį ir tada jau aš susisiekiu su tokiu klasioku. Ar turi draugą kokį klasioką? Daug. Daug, tai pasakyk bent vieną. Pavyzdžiui, Aurelija. Na va, tai Aurelija, aš tada ryte paskambinu, Aurelija dar miega. Ir Aureliją pažadinu ir pasveikinu nuo tavęs, perduodu linkėjimus. Ir Aurelija visą dieną tokia laiminga, kad tu prisiminėjai ją iš pačio ankstyvo ryto. Iš tikrųjų? Jo. Kažkas girdžiu dainuoja jau visokias dainas, tai aš galiu jums netgi parankioti, jau kaip suprantu, jums patinka ta labai daina, taip? Gangnam Style. Taip, Gangnam Style. Čia yra muzikinė biblioteka, yra daugiau nei 40 000 įvairiausių stiliaus žanrų kūrinių. Ir tiesiog tam tikrą atlikėją arba dainą pagal tam tikrus raktinius žodžius ir, tarkim, sugalvoju ir paimu dabar, jum, tarkim, paleisiu tą dainą. Taip. Gerai. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Jūs galit padainuoti? Kokios savybės svarbiausios jūsų darbe? Svarbiausios savybės reikia, labai gerai mokėti lietuvių kalbą. Nes vis tik tai kalbi viešai, aišku, kitą kartą klaidų pasitaiko, nes kaip ten bebūtų bendrauji su žmonėmis ir įvairiausius stilius, tarkim, įvairiausiam temom, klausimais, reikia domėtis viskuo. Tarkim, jeigu tu kalbėjai apie politiką, reikia domėtis politiką, jeigu apie muziką, reikia domėtis muziką. Reikia taip, stengtis visapusiškai labai taip jau žinoti apie viską, ką kalbi. Ir svarbiausia, kad turėti iškalbą, kad galėtum įdomiai papasakot žmonėm, kad tavęs klausytų. Tas yra labai svarbu, nes jeigu tu kalbėsi ir tavęs niekas neklausys, tai tu vienas savo kalbėsi. O, tarkim, radijo vedėjo yra užduotis tokia ir misija, kad vis tik tai kitiems žmonėm kažką tai įdomiai papasakot jiem. Kokia tai būtų tema. Kokių įdomių žmonių esate sutikę savo darbe? Oi, labai daug įdomių. Čia ir
pradedant jau ir Lietuvos valdžios atstovais, ir prezidentus kalbinau, ir politikus, ir ministrus, ir tiesiog labai įdomius žmonės, kurie mėgsta keliauti ir išmaišė visą pasaulį, jie pasakoja, kaip Pietų Amerikoje ten keliavo vienas pėsčiomis ir kaip jį puolė skrusdės visokios. Ar jūsų klausytojams patinka lietuviška muzika? Ko gero taip, nes mes vis tik tai stengiamės taip jau visiems groti, ne vien tik tai jauniem, tarkim, ar vien vyresniem. Mes stengiamės jau vis tik tai, kaip esam regioninė radio stotis, tai visiems ir įtaikyti, tarkim, į muzikinį skonį, kad galvotų. O kokia jums daina populiariausia? Kokia populiariausia? Taip, jums. Ai, man kokia populiariausia? Įdomus klausimas. Aš stengiuosi neprisirišti prie dainos, nes vienaip ar kitaip galiausiai atsibosta, tai tiesiog mano darbe muzika yra pastoviai, tai net sunku pasakyti. Na, tarkim, nėra tokios, bet man patinka, kad net ir šita, kuri groja dainą. Kur išmokti šio darbo? Išmokti galima ir tas nėra labai sudėtinga, tiesiog reikia daug labai noro turėti. Jeigu tu labai nori, tai tu gali viską pasiekti ir iš tikrųjų aš labai norėjau tapti didžėjumi, tai aš tikrai stengiausi, dėjau tokias didžiulės pastangas ir galiausiai aš čia esu. Ir kai pasiekti atrodo nebuvo taip jau sudėtinga, nors iš pat pradžių buvo sunku. Kuo įdomus jūsų darbas? Todėl, kad visą laiką bendrauju su žmonėm, stengiesi pozityviai nuteikti nuo pačio ankstyvo ryto ir daug labai pašnekovų įvairiausių žmonių, su įvairiausiam gyvenimo istorijom ir su nuotykiais visokiais, tai ypač labai smagu vesti žaidimus, nes tada žmonėm gali prizus dovanoti, įvairiausios viktorinos vyksta, ten klausimus pateikia ir gaunasi toks darbas kaip ir pramoga iš tikrųjų, nes tu visą laiką stengiesi pateikti gerą nuotaiką. O jums patinka jūsų darbas? Taip, man patinka. Kas veda pasakas pasakėlis dėdės? Ne, mes pasakėlių nevedam, tai galbūt čia kitoj radio stoty veda, bet tai ko gero kokie nors aktoriai skaito, kad jam labai patinka vaikam pasakos skaityti. Mes su broliu klausydavomės ir žinodavom atsakymus, nes gerai klausydavom dėdės įtėlį. Šaunuolė? Bet neskambinam. Neskambinam. O šiaip esate į radiją skambinę kada nors? Ne. Aš esu. Tai bet kai paaugsi truputėlį ir kai jau mama ir tėtė leis skambinti jau savarankiškai, tada galėsit į radiją paskambinti ir perduoti linkėjimus, gerai? Buvo senis ir senutė susitarę bulves skutę, o kai vakaras atėjo sekti kas pradėjo. Linkiu savo tėveliam džiaugsmo, laimės, sveikatos, šypsenos veide. Tytos, sudėkiu pagrindinės. Reikės va čia arčiau taip prisiglausti ir tada... Deimantai, tai... Ir stipriai garsiai kalbėsit, gerai? Ar pasiruošę? Deimantai, prašyta. Klausykit. Violeta Palčinskaitė, tinginys. Iš pat ryto snaigės krito, o kalnelį tiek vaikučių, tiek čiūžų, tiek raugučių. Jūs užgrobėt stoti? Taip. Blogą muziką leisim. Aš čia vedu ir radio stotis 103,9 FM www.indrosradijas.lt. Čiuožykla atsidaro 9 valandą. Iki. Pamyk mygtuką, tai galėsi.
Jūs įsirinkote dainą. Ačiū, kad mus priėmėt, labai buvo malonu. Oi, ačiū labai. Kiti palinkėjimai kitoje pusėje. Ačiū labai. Ir patiko radijui. Taip! Labai labai. Taip! Lėlių teatro Zuikis puikis režisierė Janina Baldauskienė, pastačiusi daugybę spektaklių, mylinti pasakas, teatrą ir vaikus. Kodėl jūs pasirinkote šį darbą? Todėl, kad man patiko Lėlių teatras, aš jame pati vaidinau 10 metų, ir po to pasitraukus Lėlių teatro Utenos, būtent šito Lėlių teatro Zuikis puikis įkūrėjams, aš perėmiau vadovauti teatrui ir likau ir jame dirbu jau 27 metai. Kokias savybės turi turėti aktorius? Kokias savybės? Jis turi labai mylėti pirmiausiai lėlę, labai turi mylėti patį Lėlių teatrą, tikėti, nes lėlė tai jinai yra negyvas instrumentas, suprantate? O lėlę prakalbina tai aktorius. Jis turi turėti daug labai žinių apie tai. Turi mokėti valdyti lėlę, būti labai užsispyręs. Taip, kad tą darbą padarytų nuo pradžios ligi galo. Aišku, be talento, be kūrybos, be kūrybiškumo. Aktorius turi turėti labai gerą balsą. Nes lėlė pati tai nekalba. Ir aktoriaus rankose ta lėlė gali virsti. Va, pavyzdžiui, jinai gali verkti ar labai susigėsti, ne? Gali jinai šokti, nustebti labai. Gali jinai ir pameluoti. Va, o kai meluoja vaikas, daleiskim, ar suaugęs, tai ką jis daro, kai meluoja? Akytės nudelbia žemyn, taip? Va, visai įsisukinėja, taip ir lėlė aktoriaus rankose gali įgauti vis kitokią išraišką. Lėlių teatras su savo lėlėmis gali mokyti vaikus ir žiūrovą gerumo, taip, sakyti tiesą, galbūt atsiprašyti. Ir galima net sekti pasaką, ne tik lėlių teatre, bet ir pas jus klasėje, mokykloje. Ir vat vaikai, kodėl aš jas jums rekomenduoju pasidaryti, kad ir daleiskim tokias. Jos yra labai gražios, paprastos, patrauklios, nesudėtingos, kurias galime pasidaryti namuose. Iš pirštinės. Teisingai, galima klasėje daryti, bet teisingai ir iš pirštinės. Įsivaizduokit pirštinę. Žinot, ne? Aprengta visi pirštinė. Uždedat, kad ir kokį teniso kamuolėlį, ne? Ant pirštuko. Padarot akeles, burnytę besišypsančią ar liūdną. Ir štai jūs jau klasėje keli vaikai ar visi užsimovę savo tas pirštinės, pavasarinės ar žieminės, jūs galite pradėti žaisti lėlių teatrą.
Vieną ranką įsivaizduokite, va, ant vienos rankos pirštų telpa 3 lapiukai. Va, mama lapė ant kitos rankos pirštų. Ir pasižiūrėkite, jau galima suvaidinti ir visą spektaklį. Tiesa, susiglaus gali, va. Lapė gali mokyti savo lapiukus. O tie tokie išdykėliai, oi, čia pešasi, mušasi. Mama lapė sako, nurimkit, vaikiukai, eisim medžioti į mišką. Va, pažiūrėkite, o ko jums ir ne spektaklio pradžia jau, vėlgi jisai kakarikų, kakarikų. Ir galite pokalbius daryti, mokytis, pavyzdžiui, kokį nors tekstą, ane? Skaito personažai kokį nors eilėraštį. Suprantat mane, ką aš noriu pasakyti? Vat mokotės klasiai eilėraštį. Jums iš tiesų jis labai nesiseka. Tik tai pasiskirstote po stulpelį, išraiškingai sakyk, kaip aktorė. Violeta Palcinskaitė. Taip. Tinginys. Iš pat ryto snaigės krito, o kalnelį tiek vaikučių, tiek rogučių. Kokį tu neateini, tinginėlį, eikš, lipdysim sniego senį. O tu atsisuk jau, kadangi tave kreipėsi, lėlytė, tai atsisuk, eikš. Lipdysim sniego senį, o tie mažiai gali kišti auseles, tik tai šoka, žodžiu, sutinka, ne? Vat ir gali taip vaidinti. Ilganosi besmegenį, ant kalnelio palipėję, lėksim greitesni už vėją. Kiek narių sudaro jūsų kolektyvą? 10. Bet teatras didės jisai. O va štai, va tokia lėlė, su mechanizmais, sudėtingais, jau daro dailininkas profesionalas lėlininkas. Suprantat? Arba lėlių meistras. Tai čia yra pasaka Piemenėlė ir Kaminkretys. Štai žiūrėkite, kokia mažytė, graži, kokia yra nuostabi lėlė. Pažiūrėkit, kokia jos yra išraiška. Ir jinai juda aktoriaus rankose. Žiūrėkite, juda kojelės. O princas? O princas tai yra kunigaikštis, kurį jinai pasakoja paniekino jo siųstas iš širdies dovanas. Va. Ir tuomet karalius, princesės tėvas, ir nubaudė princesę už jos aikštingumą. Čia jau yra lėlė marionetė. Viena ranka. Va, galiu valdyti šitą lėlę. Va. Čia atsitraukia, arba ką nors sako, daleisti mane. Va, gali judėti taip, sakykim, čia yra karalienė. Karalienė ir šitas spektaklis vadinasi pats naujausias mūsų yra 3 verpėjus. Toliau parodysiu yra kita verpėja. Va, kita verpėja. O šita tokia šveplė yra. Va. Viską, ką padarysiu, bus viskas labai gražu ir gerai. Man patinki tu, ir tu patinki, ir tu patinki, ir tu patinki. Aš esu labai linksma. Va. Šitas spektaklis vyksta, vat, štai šioje spintoje. Čia irgi daug yra paslapčių. Čia viršuje yra siužetai, pasakoja, reiškia, kaip važiuoja karalienė, va, gali atsisėsti čia, va, gali verpti, gali kalbėtis. Žodžiu, veiksmas vyksta va štai čia, ant šito manėžėlio. Va. Man buvo labai malonu su jumis pasimatyti, susitikti ir jūs į paslaptingą pasakų ir lėlių pasaulį vedė, jums pasakojo, rodė
Lėlių teatro Zuikis puikis režisierė Janina Baldauskienė, pastačiusi daugybę spektaklių, mylinti pasakas, teatrą ir vaikus. Iki! Ačiū! Ar ilga darbo diena? Jeigu tikro ugniagesio darbo diena, tai yra 24 valandos. Aš jums papasakosiu, va čia šitame pastate, kuriame jūs randatės, kuriame jūs čia atstovite, reiškia, čia 24 valandos ugniagesiai dirba. Ką dar daro ugniagesiai be gaisrų gesinimo? Daug įvairių gelbėjimo darbų, tai yra, reiškia, atlieka gelbėjimo darbus tiek vandenyje, tiek įvairius kitus gelbėjimo darbus atsitikus bet kokiai nelaimei, reiškia, įvykus bet kokiam ekstremaliam įvykiui, bet kokiai nelaimei kilus, ar tai, sakykime, sugriuvo pastatas ir jo konstrukcijos užgriuvo žmonės, jeigu yra nukentėję, ugniagesiai atlieka gelbėjimo darbus. Jeigu įvyko autoavarija, yra sudaužytas automobilis, kuriame yra užspausti žmonės, ugniagesiai atlieka tos gelbėjimo darbus, reiškia gelbėja žmonės iš tų sudaužytų, sulamdytų automobilių. Ar kada nors teko gelbėti gyvūnus iš ugnies? Gal ugniagesio paklauskime, nes aš iš tikrųjų, kadangi tiesiogiai negelbėjau. Na, iš ugnies dar neteko, bet teko iš šulinio šunį traukti. Buvo vienas atvejis, kad sodyboje negyvenama šuo iš šulinio krito, tai vienintelis toks atvejis buvo, kad šunį reikėjo traukti. Ką veikia ugniagesiai, kai nėra iškvietimų? Kai nėra iškvietimų, ugniagesiai tobulina savo įgūdžius. Jūs matysite, po to aš jums parodysiu, kiek ugniagesiai, kiek privalo mokėti dirbti, kiek turi technikos įvairios, tą techniką privalo mokėti dirbti, tai va tobulina save. Tiesiog toliau ta technika ir genda, jinai sugenda, tai remontuoja tą techniką. Toliau tiesiog ugniagesiai kartais ir sportuoja, reiškia, fiziškai save tobulina, kadangi, kaip minėjau, privalo ugniagesys būti stiprus fiziškai. Tai va, toks yra tas laikas, kada nėra iškvietimų. Ar nebaisu eiti į degantį namą? Na, pabandykim šitą klausimą tikram ugniagesiui. Visada yra šioks toks nerimas. Neaišku, kas viduje, neaišku, kaip dega, ar labai uždūminta, ar daug žmonių yra viduje. Visada nėra jau taip labai jau ramia širdimai. Bet toks darbas. Dar noriu paminėti, kad ugniagesiai, rinkdamiesi šitą profesiją, jie tiesiog šitos, sakykime, darbo metu susiduria ir su adrenalinu. Tai ugniagesiai šiek tiek, žinoma, ir rizikuoja, tačiau ugniagesys, jis mėgsta tą adrenaliną tiesiog, ir... Kokiu šūkiu vadovaujasi ugniagesiai? Artimai pagalba, Dievui garbė. Papasakokite apie savo darbinės aprangas. Tai apie darbinės aprangas, jeigu jūs čia atsisukit, ugniagesys yra apsirengęs darbinę aprangą. Šitą aprangą mes vadinam kovinę aprangą. Dabar ugniagesys jums parodys savo kvėpavimo apsaugą, reiškia. Tai yra suspausto oro balionus, su kuriais ugniagesys dirba uždūmintoj patalpoje, kad galėtų toj kenksmingoje aplinkoje dirbti. Jūs turbūt visi žinot, kad jeigu patalpoje atsiranda dūmų, tai tuose dūmuose žmogus paprastai nelabai jis gali ten ir pakvėpuoti. Sakykime, keletas įkvėpimų tų nuodingų dūmų ir žmogus žūsta. Tai ugniagesys, matysite, užsideda štai tokią
savo apsaugos priemonę. Aš per filmą mačiau, kai buvo du žmonės uždusę, kai buvo daug dūmų. Jo, taip. Ir vieškams du ekstremali pagalba. Balionas, reiškia, prie kurio yra prijungta kaukė, vat, ir per šitą kaukę ugniagesys iš šito baliono suspausto oru kvėpuoja toj užterštoj aplinkoj, reiškia, dūmuose ir taip toliau. Tiesiog tai kartais vaikai klausia, ar tai yra deguonis, tai nėra deguonis, tai yra paprastas suspaustas oras, kurio ugniagesiui pakanka toj uždūmintoj patalpoj 30 minučių, ugniagesys gali dirbti. Nu, matote, toks. Vat šitaip ugniagesys ir į tą vadinamus, vat šitokioj aprangoj, su šitokiais, vat, reiškia, savo apsaugos priemonėm šitokiam, šitaip ugniagesys dirba įvairius ir gesina gaisrus, ir lipa į daugiaaukščius pastatus, laiptais, lipa kopėčiam, kurias mes turim parodysiu. Ir va šitaip apsirengęs ugniagesys gali išgelbėti ir žmogų, išneš nukentėjusį ir jūs gali nešti vat šitaip va apsirengęs. Ar sunku kvėpuoti? Nėra sunku, bet nėra ir lengva. Tiesiog tai kvėpuoti ugniagesys privalo vėlgi treniruotis. Tai yra daromos ir treniruotės va tokio kvėpavimo. Reiškia, va paprastai kvėpuoti nėra sunku. Bet jeigu dirbant kažkokį fizinį darbą, tai yra nelengva. Ir, sakykime, prabėgti va šitaip užsidėjus, tai jau nėra lengva. O kaip nebaisu ugniagesiui iš lango iššokti į batutą? Į batutą? Na, ugniagesiam į batutą šokti nereikia šiaip jau. Ugniagesiai turi vis kitų priemonių šiek tiek. Į batutą gali tiek šokti ir žmonėm, jeigu, sakykime, žmonės nebegali savęs įsigelbėti kitaip, tai gali tiek šokti per langą ir žmonėms. Šim parodys, kokias dar priemonės turim gelbėjimai. Gerai, dabar gal jau nusim. Ar šitie drabužiai ugnies nebijo? Bet atviros ugnies šitie drabužiai bijo, tikrai, jūs kartais meniniuose filmuose stebite ugniagesius, kaip jie, sakykime, su drabužiais eina prie atviros ugnies, tai aš jums galiu pasakyti, kad tikrai taip nėra. Šitie drabužiai kažkiek apsaugo žmogų nuo karščio, tačiau atviroj ugnyje nėra dar tokių drabužių, kad žmogus galėtų eiti į atvirą ugnį. Koks svoris bent jau? Jis suspaus prie veidą. Šitas aparatas sveria apie 10 kg. Tai va, ugniagesys apie 10 kg nešasi ant pečių. Nesunku. Aš noriu pabandyti. Tai va, dabar, reiškia, ugniagesiai gavę, reiškia, va, jeigu būna gaunamas skambutis apie gaisrą, reiškia, bendrojo pagalbos centro darbuotojai nuspaudžia aliarmo signalą, kuris girdisi visame šitame pastate. Bandomasis aliarmo signalas. Bandomasis aliarmo signalas. Taip, kad kiekvienas ugniagesys išgirdęs aliarmo signalą atbėga į garažą, visi čia susirenka, reiškia, ir kiekvienas ugniagesys dirbantys žino, su kuriuo automobiliu išvyksta. Ugniagesys greit apsirengia, va, per minutę apsirengia va, štai tokius drabužius, sėda į automobilį ir automobiliai išvyksta. Čia yra gaisrinis automobilis, kurį mes vadinam autocisterna, kuri vežasi susandyti iki 3 tonų vandens, reiškia, ir va, kas tų automobilių viduje. Va čia susėdė ugniagesiai važiuoja. Matote, jūs jau susipažinot, kad ten yra tie, reiškia, tos dujokaukės ugniagesių, tai yra, reiškia, suspausto oro balionai. O kur yra šlanga? Matysit, va čia bus gaisrinės žarnas, yra žirklės, su šitų žirklių pagalba, reiškia, gali ugniagesiai tiesiog sukarpyti va štai tokie automobiliai. Va čia matot, yra virvinės kopėčios, kurių pagalba, sakykime, ugniagesiai gali įlipti į šulnį, kaip minėjau, va, sakykime, išgelbėjo šulnį iš šulnio, sakykime, va tokių kopėčių pagalba gali įlipti į šulnį.
Nu va, ir matote, kas čia, kaip jūs atrodo. Teko matyti tokius įrankius. Metalo pjaustyta. Taip, yra va čia medžiai pjauti pjūklas, čia yra metalų pjauti pjūklas, metalų ir betonui. Aha, Tai čia yra vanduo rytė irgi. su žarna, prie jos prijungtas, ugniagesiai vadina aukšto spaudimo švirkštas. Bet šitos angalius, per kuriuos tiesiog tiekiamas gesinimo medžiaga į ugnį tiekiama, tai šitos angalius vadina švirkštais. Nu va, kiek gaisrinių žarnų. O čia yra senas rusiškas automobilis Vilas. Na, bet jis pravažumo neprilygsta nei vienam iš šitų automobilių. Ir šitas automobilis naudojamas irgi gaisrams gesinti kaime. Ant viršaus čia yra labai galingas. Šito bokštelio pagalba ugniagesiai gali patekti į 35 metrų aukštį. Tai va, sakykime, ant 9 aukštų pastato stogo gali patekti. O kas O čia yra duobė automobilių remontui. Kur? Tai čia yra bokštelis. Į šitą bokštelį ugniagesys atsisėda ir jį tiesiog iškelia su. Ačiū, buvome įdomų pasakojimą, linkime kantrybės ir sėkmės jūsų darbe. Ačiū labai. Nupiešėt gaisrinį automobilį, ar ne? Kas nori būti gaisrininkais užaugti? Tai smagu laukia per lietų trelelę, musė bėga, bitė bėga su pele. Mes lietaus visai nebijom, ne, ne, ne. Nuo lietaus mes turim sėti. Mano vardas yra Vida, aš dirbu šito bibliotekoje direktorė ir dirbu jau daug metų. Dirbu bibliotekoje, todėl kad man čia patinka dirbti, o prieš tai aš baigiau mokyklą, pradinę, tada pagrindinę, tada gimnaziją jūsų manymu, tada baigiau universitetą, bet aš visą laiką gerai mokiausi. Vat. Ir tada atėjau dirbti biblioteką. Kur gaunate knygų? Pastatėm šitą gražią biblioteką ir ją pripildėm knygų, o knygas tai mes vaikai perkam iš leidyklų. Jūs visi perkat knyginę knygas, jeigu perkat, tokioj parduotuvėje. O mes leidykloje, kur spausdina, leidžia, įriša, tai mes ten įsigijam knygas, nes taip yra pigiau. Ir daug knygų nuperkam. Kokių 30 nuperkam. Kad visiems ir Sudeikių bibliotekoje, kad būtų knygų. Ir dar perkam multiplikacinius filmus, dar perkam muziką. Nes dabar biblioteka tai ne tik knygos, yra daugiau visko. Ir net žaislų nuperkam. O kam jums ta muzika? Nu tai, va, kai jūs būsit didesnė, tai klausysit tą muziką. Atsisėsit prie kompiuterio, užsidėsit ausinės ir klausysit. Kaip pasirinksite šią profesiją? O Jėzau, koks klausimas, kaip man dabar atsakyti. Mėgau skaityti, pasakas labai mėgau skaityti. Ir dabar mėgstu skaityti. Ir ne pasakas dabar skaitau, biški kitokias knygas. O šiaip tai bibliotekoje yra dirbti labai įdomu, nes susitinki su visokiais žmonėm. Nu ir va, ne tik knygas duodi žmonėm paskaityti, va, mano kolegės, tai jos skaito pasakas vaikam, apsivelka visokiais ten veikėjais. Nu, ko jos apsivelka? Fėja būna, liūtas, vorų būna. Vieną kartą tigriukas vardu Semas, tai aš, saldžiai miegojo lovą. Už lango kaiščiai švietė saulė. Tuo tarpu pro šoną ropojo didžiulis voras Viljamas. Ar nebijot šitą vorą? Ar nebijot vorą? Nebijot? Aš bijau. Kokia lova, kaip man būtų čia gerai pamiegoti ir su manimi įsiropšti. Semas prabudo, žiūri, vabalas Viljamas jo lovoje įsikraustęs.
Kągi man dabar daryti? Kaip vabalą Viljamą iš lovos iškrapštyti? O gal jūs man padėsit Viljamą iš lovos iškrapštyti? Taip. Tai reikia stipriai pūsti, kad jis pagalvotų, kad yra vėjas ir pabėgtų. Tai pučiam visi kartu. Oi, ko gero audra kyla. Ir vabalas Viljamas dar stipriau į lovą įsiropštė. Ką mes dar galim padaryti, kaip Viljamą iš lovos iškrapštyti? Saulė jį darbos. Bandėm, neišėjo. Saulė švies. Gal lietų vaikai padarykim? Gerai. Gal Viljamas lietaus išsigas? Pabarbenkim taip stipriai, kad Ai, tikriausia, lietus kaupėsi, tarė vabalas Viljamas ir toliau miega. Sveikas, Bačai. Sveikas, sveikas. Tu vienintelis mano draugas stipruolis, kuris gali man padėti vabalą Viljamą iš lovos iškrapštyti. Ar padėsi? Na, padėsiu. Važiuojam. Bandė Bačas visaip. Oi, kokia gera lova. Oi, gal ir man numykti. Ačiū tau, Bačai, ačiū. Na va, tik vabalas Viljamas mano lovoje miegojo, dabar geriausias draugas Bačas į ją įsikraustė. Tai kas dabar daryti, kaip Bačas iš lovos iškrapštyti? Oro pakvies. Kaip galvojat, vaikai, kaip iškrapštyti? Ne, žinot, ką aš sugalvojau. Ką mėgsta traktorius, ką mėgsta, kaip jį išvilioti iš lovos? Tepalus. Teisingai vaikai ir Bačas nuskubėjo atsinešti bako tepalų. Bačai, ar nori gerti? Nori. Vos tik Bačas išlipo iš lovos, tigriukas Semas šlamštelėjo į savo lovą. Oi, kokia patogi lova, tarė Semas ir kietai užmigo. Tai vat skaito pasakas, po to mes mokom žmonės naudotis kompiuteriu, nes vyresni žmonės, vat jūsų seneliai turbūt ne visi moka naudotis kompiuteriu. Moka visi? Nu va, kai kas nemoka, tai tie ateina į biblioteką ir mes mokinam. Nu po to mes darom, kviečiam visokius rašytojus, autorius, spektaklius rodom. Nu, čia dirbti yra įdomu, nu ir už tai dar atlyginimą tau sumoka ir tu turi pinigų paskui. Kokios savybės reikalingos jūsų darbe? Mėgti bendrauti su žmonėm labai reikia. Mokėti kalbas reikia, nes tu važiuoji į kokią nors ten konferenciją, reikia papasakoti apie tai, ką tu dirbi, tai vat reikia išmokti kalbą. Po to reikia mokėti skaityti. Kokia mėgstamiausia jūsų knyga? Oi, mano mėgstamiausios knygos kiekvieną kartą vis kitokios. Kai aš buvau va tokia kaip jūs, tai labai man patiko Buratino nuotykiai. Tada Bejoniuką ir Gretutę patiko, Pinokis patiko, dabar neatsimenu. O šiaip tai mėgstu skaityti nuotykius, fantastiką, mėgstu istorinę literatūrą. Ar dažnai vaikai pameta knygas? Dažnai, kolegės sufleruoja, kad dažnai. Išsiblaškę vaikai pameta, bet mes tada liepiam nupirkti panašios vertės knygą. Nu, žodžiu, geriau, kad vaikai nepamestų tų knygų, nes prie bibliotekų dabar yra dėžės, kur galima bet kada grąžinti, net tada, kai biblioteka yra užrakinta. Ar daug yra šitoje bibliotekoje žmonių? Darbuotojų, ta prasme? Bibliotekininkų ar tie, kurie ateina skaityti? Ateina. Skaityti. Visi. Tai žinok, į dieną, va šitoje bibliotekoje ateina virš 600. Tai daug. Ateina skaityti. Su dirbėjais. Dirbėjų tai yra apie 40 šitoje bibliotekoje.
640, tai daug. 640. Jo, 640. O tie, kurie ateina, tai ateina skaityti, ateina prie interneto, ateina su draugais susitikti, ateina į kokį spektaklį, filmą, arba su rašytoju susitikti, jeigu tą dieną būna. Ir šiaip gali ateiti nieko neveikti, kavos išgerti arba su draugu pasimatymą paskirti. Utenos, Antano ir Motiejaus Miškinių viešoji biblioteka. Tai čia yra poeto, Antanas Miškinis, tai garsus poetas lietuvių, kuris gyveno čia Juknėnų kaime, maždaug 30 km nuo Utenos, o Motiejus, jo brolis, buvo vertėjas. Iš vokiečių, iš rusų kalbos vertė, tai va tų garsių žmonių vardu ir pavadinta šita biblioteka. Nu tai labai ačiū, kad jūs domitės biblioteka, o dabar tai ką? Galit pasivaikščiot po biblioteką? Gerai. Linkim šaunių skaitytojų. Ačiū labai. Kaip tavo vardas? Greta. Greta, labai malonu. A mano Goda. Goda. O tavo? Gabi. Nu, kokie vardai gražus. O berniukų vardai kokie? Vytas. Lukas. O tavo? Vytas. Vytas? Vytas? Pas mus Vytas. Vytas, labai gražus. 3 Lukai. Labykis Baskevičius. O jau pavardžių tai neatsiminsiu. Nu tai jums labai ačiū, linkiu labai gerai mokytis, sveikiem būti. Cuando se habla de piratas, de su carácter salvaje y su falta de compasión, siempre hay un pirata que es el más temido de todos. ¡Templad! Soy el capitán pirata. Labą dieną. Labą dieną. Koks jūsų vardas? Čia parašyta ant kepurės. Kapitonas Morganas. Kur jūs gyvenate? Laive. Kur daugiau Neturit šeimos? Šeima, mano įgalo šeima. Kiek jūsų įgulas? 13, kaip velnio tuzinas. Ar jūs šaudėte laivus? Šaudom, nu tai kaip kitaip apvoksi nepašaudom. Bent jau pagazdinam. Ar nesunkus jūsų darbas? Žinoma, kad sunkus. Kartais ir naktimis reikia dirbti. Ir nepavalgius. Sušalam, laukiam laivo. Laužt reikia. Kaip tu jį apvoksi, jeigu nesulauksi? Pražiopsosiu, viskas, tavo laimė nuplaukia. Kiek lobių radote? Lobių tai nemažai. Kažkur tai mėnesį vieną laivą vis tiek mes pagrobėm, viską paskui parduodam ir gyvenam vėl. Laukiam kitą laimikę. Ar įdomus jūsų darbas? Nu, nepasakyčiau, kad čia darbas, čia daugiau hobis. Karas. Nu, jo, pomėgis čia gyvenimo būdas, ne darbas. Ar sunku piratauti? Sunku, reikia egzaminą išlaikyti, kad būtų piratas. Ne šiaip savo čia galvoji mane vyriausiųjų kapitonų paskyrė. Tai užsitarnauti reikia tokį vardą ir tokias pareigas. Nuo kiek metų pradėjote piratauti? Nuo 25. Kaip pirataujate iš pradžių? Iš pradžių tai menkesnius laivelius tenais grobėme. O paskui prisipirkom patrankų, šautuvų, įgulas padaugėja, daugiau narių. Galim greičiau plaukti, smarkiau įklojam ir pavėjam laivą. Ar salose būna lobių? Nebūna, čia mitas, nebūna. Ar buvote saloje? Buvom, išsilaipinam kartais, pagyvenam. Ar įdomu? Įdomu, kaip ananasai bananai, už dyką. Ačiū už atsakymus ir kelionę. Prašom. Aš kaip tik ketinu šiandien, aš ne tik tai atėjau interviu, bet mano tikslas buvo ir tave pagrobti, tai padaryti tave piratu. Aš jau senas, mano kadencija baigėsi, reikia man jaunų ir mažų. Ar sutikti? Gerai.
skaičiau knygą Kapitonas Morganas. Ten tame darbe rašė, kad yra daug adrenalino, todėl ir kyla tokia mintis, kad norėčiau jau būti piratas. Tai smagu laukia per lietų trelelę, musė bėga, bitė bėga su pele. Mes lietaus visai nebijom, ne, ne, ne. Nuo lietaus mes turim sėti trelelę. Ropi, ropi, ropinėjam, musą kraipi, kraipinėjam, čiuži, čiuži, čiužinėjam, tarp žolių, žolių. Uosti, uosti, uostinėjam, čiūdai, čiūdai, čiūdinėjam, ropi, ropi, ropinėjam, pamažu. Kai lašai nustojo, kritę trelelę, musė grįžo, bitė grįžo su pele. Mes negrįžom, neišėjom, ne, ne, ne. Žalią skėtį pasidėjom po eglę. Ropi, ropi, ropinėjam, musą kraipi, kraipinėjam, čiuži, čiuži, čiužinėjam, tarp žolių, žolių. Uosti, uosti, uostinėjam, čiūdai, čiūdai, čiūdinėjam, ropi, ropi, ropinėjam, pamažu. Ropi, ropi, ropinėjam, musą kraipi, kraipinėjam, čiuži, čiuži, čiužinėjam, tarp žolių, žolių. Uosti, uosti, uostinėjam, čiūdim, čiūdim, čiūdinėjam, ropi, ropi, ropinėjam, pamažu. Smagu laukia per lietų trelelę, musė bėga, bitė bėga su pele. Mes lietaus visai nebijom, ne, ne, ne. Nuo lietaus mes turim sėti trelelę. Ropi, ropi, ropinėjam, musą kraipi, kraipinėjam, čiuži, čiuži, čiužinėjam, tarp žolių, žolių. Uosti, uosti, uostinėjam, čiūdai, čiūdai, čiūdinėjam, ropi, ropi, ropinėjam, pamažu. Kai lašai nustojo, kritę trelelę, musė grįžo, bitė grįžo su pele. Mes negrįžom, neišėjom, ne, ne, ne. Žalią skėtį pasidėjom po eglę. Ropi, ropi,